Na, labas vakaras. Dabar prisijungiau iš naujo ir laukiu jūsų besijungiančių. Laukiu jūsų besijungiančių. Parašykit, kaip mane girdit, kaip mane matote. Ar viskas gerai? Man pavyko. Labai kažkaip įdomi, viskas keičiasi, kiekvieną kartą jungiantis, visą laiką kažkokie tai surprizai. Bet svarbu pavyko. Sveiki, parašykit, ar mane gerai girdit, ar matote. Aš dar pasididinsiu garsą. Girdit, matot. Labai gerai, labai gerai. Kaip jūsų nuotaikos? Taip, aš jūsų. Kaip jūsų nuotaikos? Dar kad geriau matyčiau komentarus. Pasidėsiu. Malonu, matau pažįstamus veidus, besijungiančius. Labai labai malonu jūs matyti. Ir kaip nusiteikusios. Įdomu, ar vyrų bus, ar tik tai moteris. Šiaip aišku, tai yra, šitas live yra skirtas moterim, bet jeigu ir vyrų atsiras, tai irgi, jiems manau, kad irgi bus naudinga paklausyti. Bet kol kas vyrų besijungiančių nematau. Tai kągi, šiandien mes su jumis kalbame apie gijimą per kartas. Mes šiandien kalbame daug plačiau. Mes kalbam šiandien ne tik tai apie mamos ir dukters santykį. Mes kalbam, kaip vis tik tai šitas santykis dar yra susijęs ir apskritai su giminė. Ir kaip šitas santykis gali keisti, jeigu jisai gyja šitas santykis, kaip jisai gali keisti apskritai giminės istoriją. Šiandien mes kalbėsime, kaip šitas santykis, jeigu jisai būtent išgydytas santykis, darnus santykis, gali nutraukti netgi negatyvių būtent šeimos modelių perdavimą. Žinokit, ne tik tai ateities kartom, įsivaizduojat, bet veikia ir praeities kartas veikia. Nors atrodo, jau ten mes nieko negalim su tą praeitim padaryti. Galim pagalvoti, kad mes jau nebegalim keisti niekieno likimų, negalim nieko, bet viską, žinokit, mes viską galim, viskas yra labai susiję, kolektyviniai sąmoniai, visa informacija yra, sielų lygmenyje visa informacija yra ir viską mes galim. Todėl didžiausias dėmesys visą laiką turi būti tam, kas yra dabar, ką aš darau dabar su savo gyvenimu, kaip aš į viską reaguoju, ką aš kuriu dabar, kaip aš šitą savo gyvenimo akimirką, kaip aš elgiuosi, ką aš mąstau, ką aš darau ir su kokiamis emocijomis aš gyvenu. Ir taip pat šiandien paliesime dar ir apie genetikos principus, kalbėsim ir šiek tiek apie epigenetiką. Labai tokia įdomi sritis, aš kažkaip ją vis po truputį pasidomiu. Tikrai negaliu pasakyti, kad labai gilinuosi šitą temą, gilinuosi tiek, kiek man reikalinga suprasti visą šitą sistemą, šitos giminės ryšius. Tai, bet vis vien tai yra tikrai įdomi tema ir labai svarbi tema. Tai mes šiandien kalbam apie tai, žiūrim giliau į giminės sistemą. Nes kuo ypatingas, būtent šitas mamos ir dukters santykis, jau sisteminių lygmenių, kalbant apie praeities ir apie ateities kartas. Taigi, iš tikrųjų, motinos ir dukters ryšys yra aiškiai daugiau negu individualus santykis. Mums tai tikrai turbūt suprantama. Man šitas ryšys, kaip aš jau ir sakiau ir kalbėjau ir nekartą minėjau, man jis yra unikalus. Unikalus ir svarbiausias ryšys. Ir tai yra ne tik tai toks, unikalus, individualus dviejų žmonių santykis, dviejų sielų santykis, taip, dviejų būtybių, dviejų fizinių kūnų santykis, bet tai kartu ir giminės istorijos tęsinys. Įsivaizduokit, nes mūsų mamoje ten yra kiek visokių genų, kiek ten yra informacijos, kiek ten yra ląstelių atminties, kiek jinai atsinešė iš savo protėvių ir mes turim tą sąsają, mes perimam, o iš mūsų perima mūsų vaikai, mūsų anūkai ir taip toliau. Toks yra visa linija didžiausia. Ir dar kuo šitas santykis unikalus, nes tai yra mūsų pirmasis santykis apskritai su kita moterimi. Mes per savo mamą iš karto pažįstame, pavyzdžiui, jeigu aš
gimiau tai yra mergaitė, aš iš karto pažįstu mamą jau kaip kitą moterį, pirmą sutiktą moterį gyvenime, ne? Tai yra mano mama. Ir ta mano mama yra mano ir pirmasis meilės, globos, pavyzdžiui, rūpinimosi pavyzdys. Bet ta pati mano mama gali iš karto nuo pat gimimo jau būti, pavyzdžiui, mano skausmo pavyzdys, skausmo kažkokių tai tragedijų, kažkokių tai nemalonumų, ne, kažkokio tai negerų kažkokių dalykų pavyzdys. Ir tas skausmas gali būti nuo pirmos mano gyvenimo akimirkos. Pavyzdžiui, galbūt kažkas tai yra vaikas, kuris paliktas iš vis prie konteinerio arba priduotas, žinote, tą dėžutę, taip vadinamą, tą langelį, tiksliau, ne dėžutę, atsiprašau, tą langelį. Ir va šitas ryšys, taip koks jisai vyksta, ta visa pradžia jau nuo pat pradžios skverbėsi į daugelį mūsų gyvenimo sričių ir mes apie tai kalbėjom, mes apie tas sritis jau palėtėme pirmame video, pirmame live. Ne? Ir tas labai svarbu, kaip mes ten save suvokiame. Ne? Mes formuojame požiūrį į save, savo identitetą, savo tą tokį suvokimą. Ir taip pat mes formuojame savo santykį su kitais per tai. Ne? Ir ta forma, tas pasirinkimas visų tų mūsų reakcijų į gyvenimą po to ir į visą tai, kas vyksta, į visus kitus žmonės, jau tenai užsideda pradžioje. Ir kažkas čia man bando skambinti. Gerai. Taigi, kodėl šitas ryšys dar toksai stiprus? Nes jisai paprastai visą laiką būna emocionaliai daug intensyvesnis negu su kitais šeimos nariais. Vis vien kaip ten norim, bet pirmas žodis dažniausiai būna mama. Ne? Ir, vat, kaip ir sakiau, mama dažniausiai ne tik tai, kad mes, pavyzdžiui, perimam vat, kažkokius tai jos elgesio pavyzdžius, ne? Bet jinai, kaip jau ir sakiau, jinai pirmasis pavyzdys, kokia būti moterim, kaip gyventi pasaulį, kaip tvarkyti su sunkumais, kaip prižiūrėti save, ne? Kaip bendrauti su kitais, kaip bendrauti su vyrais ir taip toliau. Ir jeigu šitame santykyje yra neišgydytų žaizdų ir tai būtinai atsispindės dukters emocijose, dukters elgesyje, dukters mąstyme, ne? Ir visų pirma, kas svarbiausia, tai būtent dukters santykė su pačia savimi, Ir labai labai svarbu, tęsiant šitą temą, tai vis tik tai ne tik tai mama, nes mes šiandien kalbam giliau, mes šiandien kalbam ir apie giminę, bet būtent ir mūsų šeimos istorijos pėdsakai. Taigi gaunasi, kad santykis su mama vis tik tai neapsiriboja tik tai dviem žmonėm, taip? Tai ir yra taip pat giminės, mamos giminės, daugiau moterų. Mums visą laiką moteriams yra svarbiau moterų likimai, moterų istorijos dalis. Aišku, ir vyrai irgi padeda pagrindus. Įsivaizduokit, jūsų senelis, pavyzdžiui, jūsų senelio tėvas ir taip toliau, vėlgi tikrai labai didelę įtaką turi. Bet aš kalbu apie tą moterišką ryšį, apie tą moterišką solidarumą. Ir tos mūsų giminės moterų istorijos, jos tikrai palieka didelį pėdsaką. Ir mes jas atsinešam nesąmoningai, mes jas visas turim. Visos tos moteris tarsi jų balsai kalbėtų mūsų galvoje, tarsi viskas vyksta tokiam pasąmoniniam lygmenyje. Ir jeigu ten buvo labai daug traumų, tos močiutės ten buvo susitraumavusios, ten buvo daug baimių, ten buvo daug nelaimių, ten buvo skurdo ir taip toliau, ir tai paliks pėdsaką mumyse. Jeigu ten buvo daug džiaugsmo, daug meilės, labai daug gražių dalykų, irgi paliks pėdsaką mumyse. Visi tie pėdsakai, viskas įsirašo, viskas. Ir tikrai perduodama iš kartos į kartą. Ir net jeigu apie tai jūs nežinojot ir niekada negirdėjot apie tai, net, pavyzdžiui, jūs galbūt iš vis nepažįstate savo giminės, nieko apie jas nieko nežinot, labai gaila, aišku, tokiu atveju, kai taip vyksta, nes jūs negalite paklausti, jūs negalite pasitvirtinti to, kas vyksta su jumis. Jūsų savo minčių tų šablonų, pasaulėžiūros šablonų, jūs negalit pasitvirtinti, nes jums atrodo, kad taip ir turi būti, čia jūs tiesiog tokia gimėte, su tuo atėjote. Bet jeigu
jeigu kas nors iš jūsų, kaip sakoma, tų visų giminių atsirastų ir pradėtų jum pasakot, kokie ten buvo, pavyzdžiui, jūsų tėvai, arba ten giminės, jų istorijos ir taip toliau, jūs tiek daug suprastumėte ir atrastumėte apie save. Ir tikrai tai yra be galo įdomu ir labai svarbu ir mano labai labai didelė rekomendacija, kol dar jūsų mamos yra gyvos, kol dar jūsų močiutės gyvos, jūs paimkite, tokius praveskite pokalbius, nes žinot, ką aš padariau, aš tiesiog vieną dieną pasiėmiau visus giminės albumus, pasisodinau mamą ir paprašiau papasakoti visą giminės istoriją, ten su nuotraukom, aš sėdėjau, susirašiau, kas va čia, koks čia dėdė, kokia čia tata, maždaug kokios ten jų buvo gyvenimo istorijos ir peripetijos ir panašiai. Ir visą tai įsirašiau į diktofoną. Ir saugau šitą įrašą kaip, nežinau, didžiausią lobį, nes tai yra mano giminės istorija. Aš esu iš tų žmonių, kur, va žinot, daug ką pamirštų, nes labai labai daug informacijos, labai daug mokausi ir man yra tokių dalykų, kur man atrodo papasakoju, nes, žinot, ypatingai dažnai girdžiu daug klientų istorijų ir jos man neužsilaiko. Ir aš labai pergyvenau, kad ir mano giminės istorija man gali neužsilaikyti. Ir aš sugalvojau įsirašyti diktofoną. Ir jums visiems ir visoms rekomenduoju tai padaryti, kol yra gyvi žmonės, kol dar gali kalbėti, kol kažką prisimena, kol adekvatus, kol gali papasakot, klauskite, kokios ten buvo dramos šeimoje, kokios buvo istorijos, koks buvo požiūris į pinigus, į santykius, apskritai į viską, kokios buvo baimės galbūt, kokios ten buvo, kokie tenai modeliai santykių ir panašiai. Ir jums tikrai bus labai labai naudinga ir labai labai įdomu. Tai va, žodžiu, šeimos istorijos pėdsakai iš tikrųjų labai labai dideli labai. Ir va, mūsų giminės emocinės traumos mums yra, žinokit, kaip palikimas. Aišku, ne tik emocinės traumos palikimas, kaip tie pozityvūs dalykai irgi yra palikimas, taip, bet mes šiandien kalbam apie sunkumus, apie emocinės traumas. Ir dažnai dėja mes net nesuvokiame. Ir dažnai nesuvokiame ir, kaip sakau, nešamės ir savo mamų, ir savo močiučių, ir savo promočiučių, ir ten taip toliau, va tuos skaudulius, tą skausmą mes nešamės ir nešamės. Ir tai gali būti tie skauduliai, tai ten daugybė visokių, ten nesaugumas, ten gali būti baimė, ten gali būti gėda, ten gali būti, pavyzdžiui, nuolatinis kaltės jausmas, arba ten kažkoks pasišlykštėjimas, arba kažkoks tai ten kažkokia neapykanta dar. Yra tokie dalykai, kur tu kartais negali paaiškinti, kas su tavim vyksta. Pavyzdžiui, iš kur ten maža mergaitė, jinai ten dar tik tai ten į darželį pradėjo eiti, bet jinai jau turi savo tokį, kaip pavyzdys, kažkokį tai ryškų vidinį žinojimą, tokį pojūtį, kaip reikia elgtis, kaip reikia bendrauti, ką galvoti apie vyrus ir taip toliau. Ne, maža mergaitė, jinai jau, žinokit, visas rinkinys, visas giminės sistemos, būtent tas rinkinys. Ne, ir jau ten nešasi daugybė visokiausių dalykų. Pavyzdžiui, jeigu kalbėt apie pavyzdžius, tai pavyzdžiui, mama, kuri augo skurde, varge, skurde šeimoje, kur nebuvo pinigų, kur trūko pinigų rūbams, maistui ten ir apskritai išgyvenimui. Ką jinai perduos, kaip jums atrodo, ką jinai perduos dukrai, kokią programą? Arba kokią baimę perduos? Greičiausiai perduos pinigų trūkumo baimę. Baimė, kad neišgyvensiu, tokia didelė nuolatinį nerimą, ne, kad man tų pinigų neužteks, kad aš ten, vis vėl gyvensiu skurde. Taip? Arba gali, pavyzdžiui, daleiskim, jeigu mama ten arba močiutės nekenčia vyrų ir sako, kad visi jie ten kiaulės, visi vienodi ir panašiai. Ką perduoda, nepagarbą, baimę tų vyrų. Ir po to moteris užauga, jinai pati nesupranta, kodėl jinai juos nesąmoningai atstumia tos vyrus, kodėl jinai jų bijo, kodėl jinai neina į harmoningą santykį, arba iš vis apskritai į jokį santykį neina. Į konsultacijas ateina daugybė moterų, kurios negali sukurti santykio. Jaunos, gražios merginos ateina, neišeina sukurti santykio. Todėl, kad ten sėdi mamos, visų močiučių ir visos giminės sistemos vidinis balsas, kuris sako, vyrais pasitikėti negalima, arba kažkuo tai pasitikėti negalima, pasauliu pasitikėti negalima, politinė sistema pasitikėti negalima, dar kažkuom, tai Dievu pasitikėti negalima ir panašiai. Ir vat mes nejučia perimam visas tas baimės, visas tas programas, viską mes tą perimam.
Tai va dabar aš jūsų noriu paklausti, ar jūs kada susimastėte, kokias būtent jūs žinutes vat, gavote iš savo mamų, galbūt močiučių ir vat, kurios žinutės gyvena jūsų širdise, jūsų mintise, jūsų pasąmonėje. Vat parašykit, aš labai būsiu dėkinga už jūsų atgalinį ryšį. Parašykit, ar kada susimastėte, ar žinote, kokios žinutės jau, ne, kokias ten, pavyzdžiui, programas perimėte, ką vat jau nešatės, ko niekaip negalite, nu, aš nemėgstu to žodžio atsikratyti, ko niekaip negalite paleisti. Aš, pavyzdžiui, galbūt jau minėjau ir ne kartą sakiau, man buvo labai sunku mamos va ta programa, visi jie vienodi. Mamos mano čia žodžiai, žinutė, visi jie vienodi. Ir kas nors nutinka mano gyvenime, ten kas nors nesėkmingo, išsiskiriu, man mamas tai sako, nu ašgi sakiau, visi jie vienodi. Ne? Ir va tą išrauti iš savęs visi jie vienodi, tai pradedant reikėjo eiti iki šaknų, iki tėčio, kur tai pas mus giminės istorijai nutiko, kapstyti močiutės istoriją, promočiutės istoriją. Ir tikrai, ir visos mano, va, kiek aš prisimenu, kiek man pavyko atkapstyti, tai iki promočiutės ten buvo tas įsitikinimas, buvo ta mintis, kad vyrais pasitikėti negalima. Ir kas buvo mano gyvenime, aš ir traukdavau tokiais vyrais, kurių pasitikėti negalima. Tai va, tai jūs parašykite, prašau, kokią informaciją, kokios žinutės. Parašykit, nematau kol kas jūsų komentaro, nei vieno, parašykit, labai įdomu. Kokias žinutės, ką jūs... Kokie pėdsakai išlikę, kaip jums atrodo, kiek sąmoningai suvokėte, kokias žinutės tebesinešat savo mamų, močiučių. Parašykit, nematau aš visai pat telefone, labai lauksiu atgalinio ryšio, labai įdomu. Aišku, visą laiką jūsų atsakymai, kada vyksta tiesioginės transliacijos, pasirodo vėliau negu mano klausimas. Va, Ingrida rašo, labai gerai, bet jau matau jo, kad nusileisti visapusiškai vyrui, nuo to nukentėjo, vyras turi mylėti labiau santykį, gerų vyrų nėra, taip, šaunuolės, taip, žinau, jis sakė, pinigus reikia taupyti ir labai sunkiai uždirbti, o dėl vyrų visi jie palieka. Nu tai va, tai pasižiūrėkit, kaip jūsų šitos žinutės, mamų žinutės materializuoja jūsų gyvenime. Prisiminkit, ką močiutė sakė. Jeigu prisimenat, va, rašo daug pinigų, tik žulikai turi, būti vergė nuolankiai aukoj. Labai gerai, labai šaunuolės, labai dėkoju už jūsų komentarus, už jūsų atgalinį ryšį. Vyrai turi mylėti daugiau, nešvaistyti pinigų turi tik sukčiai ir taip toliau. Labai gerai, labai dėkoju už jūsų. Tai va, ir keliaujam ir dabar žiūrim, o kodėlgi taip nutinka, ne? Kodėl, kaip čia susiję su ta epigenetika? Tai va, mielosios ir mėlieji, mes paveldime ne tik akis ir plaukus. Ne tik tai, dar galbūt galvot, mes ten ligas paveldim, jo, paveldim. Bet mes, mielosios, paveldim ir savo protėvių neišgydytas žaizdas. O tas emocinės žaizdas mes paveldime emocinį skausmą. Įsivaizduojat? Ir vat, prie ko čia epigenetika, nes tai vat, būtent tai yra ta biologijos sritis, kuri tyria, kaip išoriniai ir vidiniai veiksniai gali paveikti genų veiklą, nepakeičiant pačios genetinės DNR sekos. Paprastai tariant, bet šitą epigenetika, ne man tas žodis, man liežuvis pinasi, aiškina, žodžiu, kaip tos vat, mūsų gyvenimo patirtis, kaip aplinka, net emocijos gali įjungti arba išjungti tam tikrus genus. Dar populiariau pasakius, kaip stresas, kurį mes, pavyzdžiui, išgyvenam, nes stresas tai visą laiką tai yra emocijos, ne, kaip gali įjungti arba išjungti tam tikrus genus. Ir tada va šitie pokyčiai perduodi ateities kartoms. Taip? Tai vat, mūsų genai tai toks tarsi, kaip čia pasakyti, nurodymų rinkinys. Bet tie vat, nurodymai, jie visi nebūna vienu metu aktyvi. Ne. Ir va, būtent epigenetika taip ir jinai tyria, kaip tam tikri veiksmai, ten, pavyzdžiui, stresas, mityba, ten kažkokios aplinkos sąlygos, kažkokie tai santykių reikalai, ne, kaip gali paveikti. Ir kurie genai bus aktyvus,
o kurie genai miega. Taip. Ir vat šitie, čia net prisiminti reikia. Tai va šitie pokyčiai atsiranda dėl epigenetinių žymenų, tokių kaip molekulių, vadinamų metilo grupėmis, jos jungiasi prie DNR ir išjungia tam tikrus genus. Taip. Ir dar tokia yra, žodžiu, histonų modifikacija. Tai yra baltymai, kurie susiję su DNR ir gali būti taip suspausti arba atlaisvinti. Ir taip reguliuojasi, kurie bus prieinami, kurie bus neprieinami. Jeigu kalbėti paprasčiau, tai paprastai žodžiais, taip, kaip ta epigenetika, kaip jinai gyvenime, kokie gali būti pavyzdžiai, pavyzdžiui, streso ir traumos pavyzdžiai. Daleiskim, jeigu žmogus ilgą laikį išgyvena kažkokį tai stresą, ilgai kažkokiam tai socialiniam vidiniam konflikte, kaip pavyzdys, pastoviai kariauja ten su kokiu kaimynu dėl žemės, arba tenai, pavyzdžiui, žmona su vyru nuolat pykstasi. Ir nuolat kažkokia tai, pavyzdžiui, moteris patiria, daleiskim, fizinį smurtą arba psichologinį smurtą. Taip, ir neiškės pastovi ilgalaikį stresą išgyvena. Ir tai, žinokit, gali paveikti jos genų veiklą. Taip. Ir tie būtent streso hormonus reguliuojantis genai, jie gali tapti aktyvesni dėja. Ir tai gali lemti didesnį polinkį ir į nerimą, ir į depresiją, ir būtent suaktyvinti genetinės ligas. Nes pastebėtum, pavyzdžiui, dvyniai gimsta šeimoje, taip, gimsta dvyniai. Taigi tie patys, taigi iš tos pačios, kaip sakoma, kartos, iš tos pačios giminės ir panašiai. Ir paveldėti dažniausiai būna lygiai tie patys ten visokie genai, ne? Bet vienas susirga ten, pavyzdžiui, kažkokia tai ta genetinė paveldima liga, kitas ne. Dėl ko tai padeda tyrinėti, būtent epigenetika tai tyrinėja ir po to supranta, kad tas vienas, kuris susirgo, jisai turėjo labai daug streso. Jo susiaktyvino tam tikri genai, pasikeitė genų veikla. Netgi, pavyzdžiui, mityba nėštumo metu. Jeigu, pavyzdžiui, moteris patiria kažkokiu tai mitybos trūkumu, tai gali paveikti labai stipriai vaisiaus veiklą, jo augimą, jo apskritai vystymas ir panašiai. Ir aišku, gali padidinti riziką ateityje sirgti įvairiausiomis lygomis. Ir mes irgi sakysim, paveldimos lygos ir panašiai. Bet vėlgi tai buvo susiję su mamos mityba, su mamos stresu, su mamos trūkumu, kai jinai galbūt pergyveno, kad trūksta maisto. Kristina klausia, ar tai nėra paprasčiausi įsitikinimai. Žiūrėkit, paprasčiausi įsitikinimai. Tai įsitikinimai ir ateina iš sistemos, taigi įsitikinimai ir yra mūsų mintis. Taip, mūsų mintis, šitos mūsų mintis galvoje, jos gavo pavadinimą įsitikinimai. Taip, tai įsitikinimai, taip, tai yra programos, taip, tai yra mūsų pasaulėžiūra ir taip toliau. Čia tiesiog yra pavadinimas. Kaip mes mūsų minčių rinkinį paveldėtą, perimtą iš savo tėvų ir senelių mes pavadinom įsitikinimais. Ir tai yra tiesiog, tai yra, bet tai šiek tiek jūs taip rašote atsainiai, ar tai nėra paprasčiausi įsitikinimai. Jie nepaprasčiausi, dėja. Būtent, kad šitie įsitikinimai, šitos mintis mūsų galvoj mums tikrai maišo mums gyventi, maišo kurti harmoningus santykius, maišo veikloje, sveikatoje ir taip toliau, ir formuoja visokius negerus dalykus. Tai ir mokslininkai pastebėjo, kad būtent tie epigenetiniai pokyčiai, jie yra perduodami iš kartos į kartą. Tai reiškia, vėlgi, grįžtam prie to, kad mūsų protėvių gyvenimo patirtis, jų traumos, jų sunkumai, jų visos aplinkybės, jų visas skausmas, patirtas skausmas gali turėti įtakos mums, mes visą tą perimam. Mūsų sveikatai, mūsų emociniai būkliai, mūsų gyvenimui ir taip toliau. Ir kaip pavyzdys, paprastai kalbant visai apie epigenetiką, tas toksai elementariausias, paprasčiausias pavyzdys apie žmonės, kurie išgyveno holokaustą. Tai ką jų vaikai ir anūkai, jie, žinokit, jau nuo gimimo dažniausiai būna jautresni, turi tokį padidėjusį jautrumą, neturi atsparumo tokio stresui. Ir
ką tai parodė, va tie visi tyrimai, kad persidavė, ne, tos patirtis persidavė, paliko tuos epigenetinius žymenis, ne, ir kurie paveikė tų vat, vaikų, anūkų ten ir taip toliau, būtent streso valdymą reguliuojančius genus. Tai va, tai žodžiu, tie žinokit, bet kokia svarbiausia yra epigenetikos žinutė, vis tik tai. Nors ten tikrai daug kas persiduoda, bet žinutė yra labai gera. Nors ir persiduoda, taip, bet jie nėra tai, kad neišvengiami ir nėra, kad nuolatiniai. Kad jeigu aš tai gavau, taip, tai iš jau dabar viskas pasmerktas, prakeiktas ir taip toliau. Mūsų sąmoningumas, mūsų gilinimasis, mūsų žinojimas, mūsų gyvenimo būdas, mūsų sąmoningi sprendimai, pasirinkimai, mūsų žodžiu pokytis, pačių pokytis, kaip mes atsinešam į save, kaip mes pradedam keistis patys, kaip mes pradedam keisti savo, kaip čia pasakyti, savo atsinešimą į savo giminę, į savo mamą, į savo giminės moteris ir taip toliau, žinokit, gali pakeisti epigenetinius žymenis. Tai yra tokia gera žinia, kad gali pakeisti. Pavyzdžiui, mityba, sportas, netgi atsipalaidavimas jau gali teigiamai paveikti genų veiklą. O jeigu kalbėti apie emocinę sveikatą, apie terapijas, apie išgydymus likimo ir taip toliau, apie meditacijos visokios, jau suprantat, mažina tą neigiamą traumų poveikį. Jau tikrai ir mes taip keičiame savo likimą ir mes keičiame tada ne tik tai savo likimą, bet ir savo ateities kartų likimą. Taigi, mano tokia įkvepianti mintis, šio mūsų vakaro susitikimo, kad mes galime vis tik tai nutraukti senus destruktyvius modelius. Galime, tai yra įmanoma, tik tai sakau, reikia būti sąmoningais, reikia norėti, reikia kapstyti, taip, tai kainuoja laiko, tai kainuoja energijos, tai kainuoja ir pinigų, nes jeigu, pavyzdžiui, eiti ten į terapijas daryti ir taip toliau, bet tai verta, suprantate, tai verta. Aš esu pati gyvas pavyzdys, kaip keitėsi mano gyvenimas. Aš prisimenu, kokia aš buvau ligonis ir ten, apskritai, ir visa tokia, nežinau, tie gyvenime prikurdavo kažkokių tai problemų. Ir visame, kame tikrai buvo ne kažką, aš tikrai negalėjau pasakyti, kad laiminga esu. Šiai dienai, net žinokit, atrodo, kas gyvenime benutinka, mano visiškai kitas požiūris į viską. Visiškai kitas požiūris į viską. Kristina rašo, 100% pritariu, kad tai trukdo mums gyventi, tačiau tai yra išsprendžiama, todėl ir rašiau paprasčiausiai įsitikinimai. Gerai, dėkui. Tai va, kokia gera žinia, ne, kokia gera žinia. Ir dar kalbant apie tas giminės traumas, apie jų perimamą, tai paimkime ir pagalvokime, ne, kokius mes turim dažniausius emocinius palikimus. Pavyzdžiui, ne, iš kur pas mus atsiranda toks emocinis palikimas, kad aš nesu pakankama. Pavyzdžiui, aš nesu pakankama, taip? Tai greičiausiai tai gali būti, kad, pavyzdžiui, mama niekada nesijautė ten įvertinta. Mama to iš močiutės išmoko, močiutė nebuvo vertinama ir taip toliau, nes iš kartos į kartą pereina. Jeigu kažkas neatsiranda giminiai, kas sustabdo tą emocinį palikimą, tą tokį vidinį tikėjimą, aš nesu pakankama, tai ir pereina iš kartos į kartą. Nes labai logiška, atsimenat, kalbėjom, man atrodo, praeitame susitikime, kad mergaitė stebi mamos gyvenimą ir jinai jau mato, kad mama jaučiasi neįvertinta, pastoviai aukos ten, pavyzdžiui, rolėje, ir visai ką, kad oi, manęs čia nieks nemyli, niekam aš nereikalinga ir taip toliau. Tai jinai irgi viduj kažkur tai tą giliai perims. Nors jinai gali užsidėti kaukę. Sakyti, kad viskas su manim yra gerai, aš tenai jaučiuosi vertinama ir panašiai, ir darbe mane vertina ir panašiai, bet vis tiek viduj giliai kažkur tai bus tas sėdės mamos balsas, kad aš nesu pakankama. Ir mergaitė tuo kažkada vis vien tuo patikės. Arba, pavyzdžiui, koks dar emocinis palikimas? Mano, pavyzdžiui, pareiga rūpintis kitais. Atsakomybė tokia, ne, rūpintis kitais, žūtbūt turiu rūpintis kitais. Iš kur gali atsirasti? Nes greičiausiai mama gyveno aukodamas, viską darė dėl kitų, tik tai dėl kitų, bet ne dėl savęs. Matėte tokią mamą, matėte tokią močiutę
ir panašiai. Bet aišku, galėjote perimti ir iš tėčio. Galbūt toks buvo tėtis, kuris gyveno va taip. Ne? Nes mes, aišku, čia kalbam daugiau apie santykį dukra-mama, bet lygiai taip pat tas tėtis irgi niekur nedingsta. Vyrai, giminės vyrai, jie irgi yra ir jie užima labai didelę dalį, labai svarbi dalį. Bet jau taip yra, kad va tuo veidrodžio principu mes labiau kopijuojam savo lyties atstovus. Ne? Arba, pavyzdžiui, kokie čia dar gali būti, kokia man dabar užkrito mintis. Pavyzdžiui, gyvenimas sunkus. Gyvenimas sunkus, reikia sunkiai dirbti, norint išgyventi. Kas tada buvo su mama? Jinai, bandom įsivaizduoti, jinai greičiausiai augo bandydama nuolat išgyventi, jinai šeimoje matė tą nepriteklių, ten visi šeimoje bandė išgyventi, visi kas kaip galėjo, tas taip, taip kas galėjo, taip ten tas visaip, žodžiu. Tai ir mes dažnai neturim to sąmoningo suvokimo ir pradedam gyventi pagal tas pačias taisyklės, pagal tuos pačius emocinius palikimus. Ir kad ir kaip atrodo, norim, kad būtų kitaip. Mes matėm, pavyzdžiui, savo mamą ir sakom, ne, aš jau tikrai nebūsiu tokia kaip mama. Aš tikrai dėl kitų nesiaukosiu ir nesirūpinsiu. Bet užtenka ateiti, pavyzdžiui, į gyvenimą vaikui, jūsų vaikui, ne, pasibeldžia į gyvenimą mažas kūdikėlis. Vaikams tai ta meilė besąlyginė, tai jinai labiausiai garantuota. Ir jūs tada pradedate aukotis dėl jo. Ir jūs vėl tampate tokia kaip mama, kuri aukojasi, bet aukojasi dėl vaiko, pavyzdžiui. Ne? Arba labai įsimylite ir jums ten vyras, jau jums ten dievas ir panašiai. Ir jūs viską darote, metate save, prarandate save, aukojatės dėl jo, ten viską darote, kad tik tai jam būtų gerai, kad jo karjerai sektųsi, ten ar dar dėl jo giminės aukojatės, ar ten dar kažką tai darote. Taip? Tai žodžiu. Ir jūs, aišku, klausit, ką daryti. Ką daryti, tai norint labai giliai šitą temą pradirbti, tai reikia į kursą ateiti pas mane. Šiandien, mielosios, yra paskutinė diena iki 24 valandų, iki 12 valandos vakaro, nakties. Taip, kada dar galima šitą kursą įsigyti už širdies mokestį, aš po to nuorodą pridėsiu. Bet jeigu taip pat kalbant dabar, jeigu jūs norite vis vien kažkokį tai gauti atsakymą, tai reikia pradėti nuo savęs suvokimo, nuo savęs tyrinėjimo. Nuo pažinimo. Pirmiausia, tai yra svarbiausia atpažinimo. Jūs turite savęs paklausti ir analizuoti, ieškoti atsakymų. Kokias baimės ir elgesio modelius aš pastebiu savyje, kurie galėjo būti perduoti iš mano mamos, ten arba močiutės, arba kitų giminės moterų, arba iš tėčio ir taip toliau. Apskritai, kokius, aš modelius, kokias baimės, kokius įsitikinimus aš paveldėjau iš savo giminės. Kokias frazes girdėjau, kai augau. Ne? Ką aš girdėjau, ką kiti ten kalbėjo, ką kalbėjo apie gyvenimą, pavyzdžiui, gyvenimas nesąžiningas, ką kalbėjo apie moteris, kaip moterim, kad, pavyzdžiui, moterim reikia kentėti, moteris turi ten paklūsti vyrams, ten, kokios jos turi būti, ne, viską, paimkite, namų darbas ir susirašykite, pradėkite, ne, atpažinkite, atraskite, nes kaip jūs pakeisite, jeigu jūs nežinot, ką reikia keisti. Visą laiką pradžia. Tas, kas pas mane ateina į kursą, mes pradedam, bet jau dabar kurse yra paskelbta užduotis, tai yra santykio su mama diagnostika. Jau tenai vyksta diagnostika, jau aš čia, palaukit, ar vakar, ar kada aš paskelbiau į grupę jau šitą užduotį, jau prasideda pasiruošimas kursui, bet jeigu vėluojate, tai nepergyvenkite, nes čia tiesiog yra įdėta tam, kad kiti žmonės yra lėtesnių tempų prisijunginėja. Tai mes pradedam nuo diagnostikos, nes reikia žinoti, su kuo reikia dirbti, ką reikia keisti ir mes turim žinoti, kokio mes norime rezultatų. Taip? Tai kas dar labai svarbu? Savo tas giminės moteris, savo mamą, savo močiutę priimti, kaip žmogų priimti. Ne? Ir mes dažnai, pavyzdžiui, matom tą mamą, tik tai kaip mamą. Mums atrodo, kad mama, ir jinai mama, mes turim kažkokį tai vidinį žinojimą ar suvokimą, kokia ten turi būti ta mama, bet mes tiesiog pamirštam, kad jinai tiesiog yra žmogus. Ne? Tiesiog žmogus, kuri irgi turi savo žaizdų, turi savo skausmų, turi savo kažkokių tai traumų, vaikystės kažkokių, mes apie tai pamirštam. Man labai dažnai būna per konsultacijas irgi, kada mes darom tas regresijas į praeitį, į vaikystę,
O labai žmonės dažnai nukeliavę ten į vaikystę ir va susidūrę su savo mamos arba tėčio skausmu, nustemba. Tiesiog nustemba dėl to, kad galvo, tai kaip aš visą gyvenimą kažkaip aš pamiršau ir nematau, kad mano tėvai turėjo va tokį skausmą, jiems tą reikėjo išgyventi, va kaip žmogui, kaip asmenybei, kiek reikėjo, pavyzdžiui, ten ašarų pralieti. O mes tą pamirštame ir mes norime, kad visas dėmesys būtų mum ir kad mūsų tėvai būtų mums ten kažkokie tai auksiniai. Ne? Rašot, jeigu esu su savimi jau nemažai atradusi, ar šis kursas tiks. Žinokit, aš nežinau, suprantat, kiek jūs atradote ir ar tikrai, nu, man sunku pasakyti, bet yra galimybė į kursą registruotis už registracijos mokestį. Yra galimybė, aš sudariau tokią galimybę, kad yra 2 mokėjimai. Arba iš karto, jeigu jau žinote, kad tai jums bus naudinga, vertinga, iš karto mokate širdies mokestį. Arba pradžioj susimokate registracijos mokestį ir eigoje žiūrite, ar jums kursas tinka, jeigu netinka, jūs tiesiog išeinate, nes visi tie, kas, tai yra visos, kurios susimokės registracijos mokestį, kurso viduryje jūs vis vien turėsite apsispręsti dėl galutinio mokėjimo, dėl pabaigimo mokėjimo, nes su registracijos mokesčiu bus prieinama tik tai pusė kursų. Tai va, turėkite tą omeny. Tai va, galite išbandyti su registracijos mokesčiu ateiti ir pasižiūrėti. Įdomu, neįdomu, tinka, netinka, bet aš tikrai darau tokias labai gilias diagnostikas. Ir, pavyzdžiui, man daug kas sako, aš jau tiek savyje ten atradus ir tiek visko žinau, bet paprastai vis vien padarius tam tikras diagnostikas pasirodo, kad ten dar yra kapstyti ir ką daryti ir taip toliau. Bet bus labai gilios psichoterapinės praktikos, būtent gydymo bus. Vat mes knisim va šitos visus įsitikinimus, mes jų ieškosim, aš paruošiau didžiausius sąrašus visokiausių įsitikinimų, visokiausių programų. Mes ieškosim ir kas svarbiausia, per specialias meditacijas visą tai paleidinėsim. Visą tai. Toliau, žodžiu, ką dar labai labai svarbu. Reiškia, tai va prie to, kad mamą priimti kaip žmogų, reikia suprasti, kad mama darė geriausia, ką galėjo daryti, kaip galėjo ir priimti mamą jau, tokio suvokimu, kad jinai kaip mokėjo, taip auklėjo, kaip mokėjo, taip mylėjo. Ir tikrai va tas būtinas nutraukimas, būtinas sąmoningas pasirinkimas nutraukti tuos senus modelius. Būtent, nes jeigu kol va šito nėra, kol nėra to vidinio noro, nėra vidinio suvokimo, dėl ko tai naudinga ir dėl ko tą reikia padaryti, nieko iš to nebus. Nes reikia tikrai vietoj aukojimuosi, pavyzdžiui, dėl kitų, pagaliau reikia nutraukti tą modelį ir išmokti pasirūpinti savimi. Taip? Ir pagalvoti, o ką aš iš tikrųjų norėčiau perduoti savo dukrai arba būsimoms kartoms. Ar aš noriu dabar tą, ką aš turiu, kas mane yra, su kuo aš nesusitvarkau, ar aš tą noriu perduoti. Na ir toliau labai labai svarbu visą laiką ta tema, atleidimo tema, atsiprašymo tema, jūs jau dabar galite rašyti atleidimo laiškus, ten, pavyzdžiui, aš atleidžiu tau už tai, kad, bet aš, pavyzdžiui, visą laiką esu pirmiausia ne už atleidimo laiškus, už atsiprašymų laiškus. Nes mano manimu yra visai kas svarbiau pirmą tėvų atsiprašyti, nes jau kada aš atleidžiu savo tėvams, aš iš karto hierarchiškai pasistatau save į aukštesnę poziciją, bet aš čia toks išmintingas ir toks protingas, aš žinau, kaip čia reikia gyventi ir mano tėvai ne taip ten darė, mane ten labai ten skriaudė ir panašiai ir visą laiką reikia pradėti nuo savęs, visada nuo savęs. Žodžiu, tikrai reziumuojant, moters tikrai išgyjimo tas poveikis svarbus labai visai giminiai. Jeigu mielosios, jeigu bent viena moteris keičiasi pati, ji keičia tiek savo praeitį, tiek savo ateitį ir tiek praeities kartų ir tiek ateities kartų. Ateities kartų ateitį. Ne, praeitį tai mes ten tiesiog gydome, bet iš tos išgydytos praeities mes gydome ateities kartų ateitį. Ir vat gydydamos santykis su mama, gydydamos santykis su kitomis giminės moterimis, mes keičiame ne tik savo gyvenimą, bet mes keisime ir savo dukterų, ten, žodžiu, savo anūkų ir visų gyvenimus.
Ir jeigu mes, kaip pavyzdys, jeigu mes sustabdysim, pavyzdžiui, nuolatinę kritiką savyje arba ten gėdos jausmą kažkokį tai labai tikėtina, kad jūsų, pavyzdžiui, dukra jau su tuo nebesusidurs. Aišku, žiūrint, kiek jums metų ir kiek jūsų dukrai metų, ne, jau galėjo būti, bet jeigu jūs ypatingai esat jaunos moteris ir jūsų dukros dar mažos, tai jums čia iš viso tai yra, kaip sakoma, vyresnės kartos, vyresnėms moterims jau yra sunkiau, kaip sunkiau, nes jau dukros jau yra jau subrendusios, pavyzdžiui, išaugusios ir jau ten anūkai eina ir panašiai, jau ten tie modeliai, bet vis vien viskas keičiasi. Man po to klientai sako, aš negaliu patikėti, kaip pasikeitė mūsų santykis su mama, ar ten šeimoje visi santykiai, visur viskas pasikeitė. Ir, žodžiu, tikrai viskas labai, labai, labai keičiasi. Dabar padarysime žadėtą praktiką. Žadėtą praktiką. Mes čia kokių 10-15 minučių užtruksim dar. Ir mes šiandien padarysim tokią meditaciją, diagnostinę meditaciją, kur slypi mano giminės žaizdos. Aš ją taip pavadinau, kur slypi mūsų giminės, tai yra mano giminės žaizdos. Tai dabar įsipatoginkite, aš atsigersiu. Vėl reikės susimerkti. Padarysim tokią labai įdomią praktiką. Visos jos ir svarbios, ir reikalingos, ir nors ir iš mini praktikos jau tokios mini meditacijos diagnostinės jau galima pasiekti tokių labai įdomių, kažkokių tai netgi svarbių, tai yra kažkokių įžvalgų savo atrasti ir netgi jau kažkokius rezultatus gauti. Tai tai ar pasiruošusios jau ilgai netruksim. Padėkit pliusiukus. Baisu, sakot. Baisu. Nebijokit. Būkite drąsios, nes jūsų psichika atskleis tiek, kiek galite patemti. Ir patikėkite, kad jūsų psichika jūs saugo nuo skausmo. Jums atvers tik tai tiek, kiek galite priimti. Gerai, rašote pliusiukus, pasiruošusios, viskas. Gerai, dabar tiesiog užsimerkite. Ir mes dabar tokia atliksim meditaciją, kad jūs galėtumėte jau dabar pajusti savo giminės istorijos įtaką jūsų gyvenimui. Ir šiek tiek jau padės atpažinti emocinius elgesio modelius, kurie jau perduodami iš giminės moterų. Tai tai užsimerkite ir pakvėpuokite. Įkvėpėt per nosį, iškvėpėt per burną. Ir kvėpuokit giliai, kiekviena savo ritmu. Ir pajauskite, kaip su kiekvienu iškvėpimu jūsų kūnas atsipalaiduoja. Protas rimsta. Pasakykit savo mintyse, kad aš esu saugioje erdvėje. Man yra saugu. Aš drąsiai leisiuosi į šią kelionę. Man yra saugu. Mano kūnas vis labiau atsipalaiduoja. Protas vis labiau rimsta. Aš vis labiau ir labiau atsipalaiduoju. Jaučiuosi saugiai. Dar pakvėpuoja, dar keli gilūs įkvėpimai, iškvėpimai. Dar labiau pajauskit, kaip jūsų kūnas atsipalaiduoja. Protas dar labiau rimsta. Jūs esat saugioje erdvėje. Ir dabar įsivaizduokite, kad jūs atsirandate šviesiame, jaukiame kambaryje. Šviesus, jaukus kambarys. Apžiūrėkite tą kambarį. Kaip jūs matote kambarį, kokį įsivaizduojate, kaip jaučiatės tam kambaryje, ką matote aplink save. Šviesiame, jaukiame kambaryje.
Pasižvalgykit po tą kambarį, kol kas jūs ten viena. Tame kambaryje. Viena. Bet dabar pro duris įeina jūsų giminės moteris. Jūsų mama, jūsų močiutė, jūsų promočiutė ir galimai kitos moteris, kurių galbūt net nepažinojote. Pamatykite tas moteris, pamatykite, kaip jos ateina pas jūs su meile, su noru pasidalinti savo istorijomis. Pažvelkite į jas. Kokios jos? Kokiomis jas matote? Galbūt pastebėsite jų nuovargį, gal liūdesį, o gal jų stiprybę, gal jų akis pilnas jausmų. Pažiūrėkit, kokios jos, ką jaučiate jas matydamos. Kas atėjo į pasimatymą su jumis pro tas duris, kiek moterų atėjo. Pajauskite, kokią energiją jos atsinešė. Patyrinėkite, kokios jos, kaip jos atrodo, kaip jums atrodo, ką jos jaučia. O svarbiausia, kokią energiją atsinešė. Pasižiūrėkit. O dabar paklauskite savo giminės moterų, ką aš iš jūsų perėmiau. Ir dabar stebėkite, kokie atsakymai ateina. Galbūt tai yra tam tikri jausmai, baimė, kaltė, gal gėda, gal nerimas. Galbūt tam tikri įsitikinimai, kad gyvenimas turi būti nuolatinė kova, kad moteris turi aukotis, kad meilę reikia užsitarnauti. Leiskite dabar jų atsakymams laisvai ateiti. Per vaizdus, per žodžius ar emocijas. Tiesiog dabar stebėkite ir tai priimkite. Ir tam turite 1 minutę laiko. Taigi, ką aš iš jūsų perėmiau? Paklauskite ir stebėkite. Ką aš iš jūsų perėmiau? Stebėkit, kokie atsakymai ateina. Gal per vaizdus, per žodžius ar per emocijas. Stebėkit ir priimkit. O dabar paklauskite jų dar vieno klausimo. Kokią didžiausią žaizdą mūsų giminėje aš nešioju savo širdyje? Kokią didžiausią žaizdą iš mūsų giminės aš nešioju savo širdyje? Ir vat irgi pajauskite, ar atsiranda kokie nors atsakymai, jausmai ar vaizdiniai. Galbūt tai santykių kažkokios baimės, gal pinigų kažkokios tai baimės, kokios žaizdos. Kokią didžiausią žaizdą
mūsų giminė aš nešioju savo širdyje. Ir dabar turit vėl 1 minutę laiko. Dabar padėkokite savo giminės moterims už tai, kad jos atėjo, už tai, kad pasirodė, už tai, kad pasidalino savo istorijomis. Ir jos tikrai atėjo ne tam, kad jūs apsunkintų, bet jos atėjo tam, kad jos parodytų, ką jūs galite išgydyti. Dabar jų atmintis ir jų palaikymas lieka su jumis. Ir jūs pačios dabar galite nuspręsti, ką iš tikro norite paleisti. Padėkokit, atsisveikinkit ir pamatykit, kaip jos išeina pro tas duris. Ir jūs liekate vienos stovėti tame šviesiame, jaukiame kambaryje. Ir kai jau būsite pasiruošusios, mintimis sugrąžinkite save į dabartį, pajauskite aplinką, kurioje esate, kėdę, ant kurios sėdite. Lėtai grįžkite po truputį kiekvieną savo ritmu į dabartį. Jauskite savo kūną, savo kvėpavimą. Ir kiekvieną savo ritmu lėtai atverkite akis. Ir dabar, aišku, paprašysiu, kad reflektuotumėt ir trumpai pagalvotumėt ir labai svarbu, aišku, savo užsirašyti. Ne tiek dėl manęs, kiek savo užsirašyti, ką aš pamačiau ar pajutau, bet iš giminės moterų, taip, ką aš ten perėmiau ir kokią tą giminės gilę, giminės žaizdą aš jau galėčiau pradėti gydyti. Kokią žaizdą aš perėmiau. Ką aš norėčiau paleisti iš savo giminės moterų istorijos. Bet labai čia mes šiandien tokią, tikrai labai tokią diagnostiką padarėm, kam pavyko šitą meditaciją, tai tikrai jau turėsit vieną svarbų atsakymą jums ir gal ne vieną. Ir jeigu kam nepavyko, tai galėsite to pakartoti, video įrašas lygus grupėje, galėsit vėl pakartoti meditaciją, padaryti gal po to. O dabar tiesiog laukiu, pasidalinkite, ką pamatėte, ką jau pajutote. Vat rašo Kristina, kad stipru buvo, džiaugiuosi. Stipru. Kokios įžvalgos? Pasidalinkit, pareflektuokite. Dėl savęs tą darot. Ir man įdomu. Man irgi visai labai įdomu, kai vedu visas šitas praktikas, kai vedu visas šitas meditacijas, mangi įdomu, kaip ten žmonės, ką jie pamato. Nes po to man tai padeda, aš tas meditacijas po to visaip ten transformuoju, perdarinėju, kuriu ten kitaip kažkaip, tai pagal tai, ką žmonės pamato, man tai yra labai įdomu. O Krista, kaip įdomiai, pamačiau savo pilve daug vaikų negimusių. Irgi tą meilę, palaikymą, likusi viena pajutau, prisipildžiusi meilę, nes paleidau kančią, pyktį, nusivylimą. Kaip matot, kaip stipru, kaip kokie, atrodo, kiek čia mes minučių užtrukom. 15 minučių neužtrukom, o kiek jau pamatėte.
Laura parašė, nelaimingi santykiai su vyru žaizda. Tai vad matot, per gyvenimą iš kartos į kartą eina nelaimingi santykiai su vyru ir va šitą reikia paleisti. Norit laimingų santykių, mielosios, reikia paleidinėti. Paleidinėti. Ir kaip tai galima padaryti? Taigi, kaip sakiau, kviečiu į kursą. Jau ten tai tikrai per tas 3 savaitės ten kapstysim, paleidinėsim, darysim tas praktikas, tikrai gilios praktikos. Tarp kitko, šiandien labai noriu pasidžiaugti iš vienos moters, mes čia tokia yra susirašinėjimo Facebook'e grupė, kaip tik susijusi su mūsų kursu šituo. Palaukit, tuoj noriu surasti tą žinutę, kaip gražiai parašė kokį atsiliepimą. Lida, moteris vardu Lida. Jinai parašė, aš prieš 1 metus buvau įsigijusi pas Gintarę kursą, man aktualia tema, tai mane taip stipriai paveikė ir nustebino kurso gale. Vyko man tuo momentu atrodo neįmanomi dalykai. Po viso kurso man ant riešo atsirado didelė raudona dėmė, kadangi aš kažkiek mąstau kitaip ir turiu savo vedlius, tai kreipiausi ir paklausiau, ką reiškia ta raudona dėmė. Man pasakė, kad tai pabaiga konflikto su tėvu, nors apie tai, ką aš dariau, niekas nežinojo. Tobula. Dėkinga Gintariai, man vieni geriausių kursų. Tai įsivaizduojat, kokie iš tikro rimti dalykai vyksta. Labai dėkoju Lidai už šitą atsiliepimą. Renata rašo, savęs nuvertinimas neverta. Rūta, mano giminės moteris iš mamos pusės buvo visos nuostabios, šviesios asmenybės, didžiuojuosi, gerbiu, myliu jas visas. Kaip nuostabu, matote, kaip nuostabu. Taigi, aš kaip ir sakau, dabar pajutote, pamatėte, įsivaizduokit kokių dalykų, čia yra tik pirmasis žingsnis, taip? Ir šitas giminės žaizdų gydymas yra tikrai gilus procesas, labai dvasingas procesas, transformuojantis procesas ir labai rimtas procesas, dvasiškai, energetiškai visaip. Ir mielosios, jisai keis ne tik jūsų gyvenimą, bet ir visos giminės energiją. Nesakau, užtenka gydyti vieną kažką taip. Ir pavyzdžiui, kaip pavyzdys, įsivaizduokit, jūs energetiškai perėmėt iš mamos kažkokį įsitikinimą ir jūs paleidžiate ir sakot, mama, viskas, aš nebetikiu, aš jau leidžiu tikėti savo kitaip. Ir kaip būna įdomu, kad meditacijos metu moteris pamato, kad ta mama, mato tą mamą, o jinai atsikvepia. Mama tiesiog atsikvepia ir apsidžiaugia, kad jos dukra pagaliau tuo nustoja tikėti. Tarsi sakytų, pagaliau nors kažkas mūsų kartoj, mūsų šeimoje, mūsų giminiai nustojo tuo tikėti. Žinokit, kokių būna įdomių dalykų per meditacijas, per terapijas. Aš jau kaip ir sakiau, individualiai vedu regresinės terapijas jau 7 metai, dabar nuo 2025 prasidėjo 7 metai, kai aš dirbu individualiai jau kaip psichoterapeutė ir vedu tas praktikas, tokias gilias vidinio vaiko išgydymo praktikas. Tai patikėkit, kokių aš istorijų negirdėjau, bet kokių tik tai po to pokyčių gerų nebūna. Kaip keičiasi žmonių likimas, kaip iš tikro, tai yra taip verta gydyti šitą savo praeitį, yra labai stipriai verta. Tai gražiai čia rašot, bet pas kažką kambarys buvo labai baltas, gražus, bet po visko sunku ant širdies. Jeigu dabar kažkam tai po meditacijos sunku ant širdies, pakvėpuokite. Giliai pakvėpuokite ir pabandykite įsivaizduoti save šviesos tulpę, dieviškos meilės šviesos tulpę. Ir tiesiog to kvėpavimo metu sakykite, aš esu meilė, aš esu meilėje, esu pati meilė. Ir tiesiog pabūkite tokioj ramybėj, giliai pakvėpuokite. Įkvepiat per nosį, iškvepiat per burną ir taip subalansuokite savo energetiką, nuraminkite savo protą. Taip sunku, nes mes pakėlėm stiprų dalyką, ištraukėm svarbią informaciją
Ir galite netgi po dušu nueit, labai rekomenduoju, ar netgi va dar sekmadienio vakaras, dar nevėlu nueiti į vonią šiltą, pagulėti, druskos pasidėkit. Netgi va tokia atrodo nedidelė praktika, energetinė praktika, bet jinai tikrai pakelia. Ir pakelia jūsų emocijas, pakelia jūsų skausmą, pakelia jūsų sunkumus, suprantat? Ir va tuos sunkumus ir reikia rauti iš savęs, reikia traukti. Vat neturi būti po visų šitų susitikimų sunku ant širdies, turi būti lengva ir gera. Vat turi būti tas, kad, va tas džiaugsmas, kad tos giminės moteris, jos mane palaiko, aš jaučiu ją jėgą, va tą giminės moterų jėgą tokią, vat, ne? Tai labai kviečiu jūs jungtis prie kurso, kaip ir sakiau, tai jau viskas yra šiandien yra paskutinė diena, kai dar galima susimokėti už širdies mokestį. Ir viskas, nuo rytojaus jau fiksuota kaina, šiandien dar skubėkite, jeigu norite įsigyti, tai dar galite tą padaryti. Aišku, fiksuota kaina irgi nėra kosmosinė kaina, tai yra ten bus ir ne 1000, ir ten, ne, ir ne 2, ir ten, ir panašiai eurų, bet vis vien bus verta, jeigu nespėsite, arba jeigu matysit, kad šiandien nespėjat ar negalit, kreipkitės mane asmeniškai, parašykite, kad jums palikčiau registraciją su širdies mokesčiu. Na, paprašykite tiesiog, kad dar išsaugočiau jums, nes viskas šiandien jau keičiasi, sąlygos keičiasi. Tai kursas prasideda antradienį, 14 dieną, sausio 14 dieną, nuo 18:30, vyks 3 savaitės, turėsim po 2 gyvus užsiėmimus online. Jie visai trunka maždaug apie 2 valandas, būna, kad ir daugiau, priklausys, pasižiūrėsiu, aš niekada nežinau iš anksto, kaip bus ir kas bus. Aš labai va tuos gyvus kursus, dėl ko jie iš tikrųjų yra labai vertingi ir naudingi, nes juos labai vedu iš pajautimo, iš išjautimo, iš to, ką moteris iš tikrųjų, kaip čia pasakyti, apie ką moteris rašo, kokie jų poreikiai iškyla, ko jos nori, ko jos ten galbūt nesupranta, ką reikia. Aš būna, kad planą turiu vieną, visiškai pakeičiau ten strategiją ir planą. Niekada, bet aš stengiuosi neprisirišti prie to plano. Nėra pas mane griežtos tokios kontrolės ir struktūros, kad bus taip ir ne kitaip. Aš esu labai lanksti ir man yra svarbiausia prisitaikyti prie grupės poreikio. Man yra svarbiau, kad jūs gautumėte rezultatą. Aš noriu, kad jūs turėtumėte rezultatą, nes kuo daugiau laimingų moterų, tuo daugiau laimingų vyrų ir tuo daugiau laimingų vaikų ir tuo laimingesnės kartos, tuo laimingesnė ateitis ir tuo mažiau konfliktų ir tuo mažiau karų. Aš jau čia, aišku, labai jau globališkai bandau kalbėti, bet aš tiesiog grįžsiu prie pačios savęs. Man pačiai yra didelis pasitenkinimas, kad aš matau, kad keičiasi žmonių likimai. Tai yra taip gera, tai yra taip įprasmina iš tikrųjų veiklą to, ką darai, kuom užsiemi ir panašiai. Taigi kursas vadinasi Santykio mama dukra išgydymas. Jisai tinka net jeigu jūsų mamos yra mirusios. Kaip įdomu, į kursą būtent jungiasi moteris ir jau dabar buvo ten prisistatymas, reikėjo aprašyti šiek tiek apie save. Tai tikrai nemažai moterų, kurios būtent turi jau išėjusias į anapilin mamas. Bet tai visiškai nesvarbu. Va, matyt, dabar šitą meditaciją parodė, kad energetinė lygmenyje jokio skirtumo. Visos moteris energetiškai gali jums pasirodyti, ateiti vaizdiniais ir taip toliau, ir jūs galite gauti informaciją, ir jūs galite pradirbti neužbaigtą tą santykį. Bet jūs galite uždaryti taip vadinamą geštaltą, uždaryti, ne, pabaigti. Ir ypač jeigu norėt mamai kažką pasakyti, jaučiat neišsakiusios, arba norėt kažką padaryti, nepadarėte ir taip toliau. Ir visą tai mentaliniam lygmenyje, tam meditatyviniam lygmenyje jūs galėsite padaryti. Turėsit unikalią galimybę. Tai ir kursas tikrai skirtas visoms moterims, kurios netgi galbūt pačios turi savo dukras, jau net ne apie mamas, jūs galite gydyti ir savo santykį su dukra. Galbūt kažkas tenai šitą patį nesigauna, panašiai, jūs ypač esate vyresnio amžiaus ir negalite susišnekėti ir sutarti su savo dukra, galbūt, pavyzdžiui, nesutarėte ant tiek, kad jums net anūkų neleidžia pamatyti ir ten susitikti, tai irgi jūs galite ir tai gydyti, ir tai tvarkyti,
ir aš tikiu, kad keisis. Jei nenorit į kursą, jeigu norit individualaus darbo, tai irgi rašykite, skambinkite, kreipkitės, pravesiu, tikrai galimas ir individualus darbas, kurį visą laiką dažniausiai pradedu nuo diagnostikos, visą laiką labai rekomenduoju pradėti mano konsultacijas, jeigu norit pas mane kreiptis, tai visą laiką nuo diagnostinės konsultacijos, kad pasižiūrėt, kas ten pas jūs vyksta energetiškai, mentališkai, psichologiškai, kokios ten galvoj pas jūs ten psichologinės ten schemos ir pasąmoninės ir taip toliau. Ir tada jau pereidinėti į tą gydymą, taip vadinamą. Bet šiaip tai kursas, aišku, skirtas visoms moterims, kurios nori ne tik suprasti savo santykius su mama, bet ir jo, žodžiu, transformuoti. Jūs galite gydyti šitą santykį savo viduje. Ir didžiausias kurso privalumas, tai būtent bus gilios psichoterapinės praktikos. Ir aš jums dabar tik tai mažus gabaliukus duodu. O tos praktikos būna ten trunka ir kaip minimum pusvalandį ir valandą kitą kartą. Ir taip reikia pasiruošti, reikia ramios vietos. Bet jeigu tuo momentu negalėsite dalyvauti arba jums kažkas sutrukdys, tai irgi nepergyvenkit, nes jūs galėsit po to išklausyti ir viską tą patį ramiai padaryti. Tai užsiėmimai bus antradieniais, ketvirtadieniais, aišku, išskyrus pirmą savaitę, nes bus 14 diena ir 17 diena, tai yra penktadienis, nes aš 16 dieną ketvirtadienį negaliu. Tai jeigu kas nors, pavyzdžiui, dabar čia žinutė tokia, kad galbūt šitą video kas nors žiūrėsite jau kursų įpusėjus arba pasibaigus, tai vis vien ieškokite šito kurso, tada mano internetinėje svetainėje ir ten rasite ir visą laiką būna ir visokiom šventėm ir nuolaidos visokios ir galėsite įsigyti jau vėliau, jeigu dabar, pavyzdžiui, dabar nepavyko tiesiogiai, nes video įrašai liks. Video įrašai lygiai taip pat yra labai vertinga, aš kartais nematau jokio skirtumo ten, ar tikrai gyvai dalyvauti, ar video įrašą žiūrėti, nes jūs visada kažko galėsit manęs paklausti. Jeigu jums kažkas neaišku, galėsit man rašyti asmeniškai per Messengerį ir klausti, jeigu jums kas nors neaišku, ar ten kažką tai norėsite pasitikslinti. Tai jeigu jaučiate, kad šitas kursas jums yra reikalingas, tuomet ten komentaruose įdėsiu nuorodą, kur apie jį platesnę informaciją paskaityti, įdėsiu registracijos formą, nors registracijos formą ir toje nuorodoje rasite. Registruokite, netidėliokite, nes tai tikrai gali būti didžiausias žingsnis būtent į jūsų vidinę laisvę. Jeigu turite klausimų apie šitą temą, dabar puikiai proga jos užduoti, galite klausti, rašykite, kol mes dar čia prisijungia. Ir tikrai žinokit, atminkit, kad jūsų santykiai su mama neturi apibrėžti jūsų gyvenimo kokybės. Jūs galite, tai yra turite galę transformuoti tai ir kurti savo laimingą gyvenimą. Taigi tikrai nepraleiskite šios galimybės. Kursas, kaip primenu, prasideda sausio 14 dieną, registracija jau vyksta ir jau tikrai vyksta stipriai, dabar suaktyvėjo paskutiniam dienom, nes jau moteris susigrėbė, kad paskutinės dienos ir tikrai, brangios moteris, šis kursas skirtas jums, jeigu jaučiate, kad reikia išsilaisvinti nuo praeities naštos, atgauti tą savo moterišką energiją, tą galią tokią, gauti savo giminės moterų palaikymą, palaiminimą. Ir gražinti tuos visus modelius, gražinti tuos skaudulius, gražinti tuos įsitikinimus ir kurti naują gyvenimą, naują. Jūs įsivaizduokit, kokia faina pradžia, 2025 metus jūs pradėsite nuo tokio dalyko, tokio, nežinau, kilnaus dalyko, tokio reikšminio dalyko, dvasingo, tokio, labai labai energetiškai stipraus dalyko. Ir dar kartą primenu, kad šį kursą iki vidurnakčio, šiandien iki vidurnakčio galite įsigyti už širdies mokestį. Tai yra, mokėkite tiek, kiek jums leidžia jūsų galimybės, kiek jūs vertinate, galbūt kiek vertinate patį kursą, jo reikšmingumą, mane kaip ten lektorę, ir pagal tą savo širdies pajautimą. Ir tikrai aš tą darau be jokio finansinio spaudimo. Jūs tik dalyvaukit, prajauskite. Tik tai primenu ir kartoju, kad tai nėra už dyką.
Tai neuždyka, gerbkite ir mano, kaip sakoma, laiką, ir mano indėlį. Ir supraskite, kad tai yra žinios, kurias aš daugybę metų rinkau, įdėjau tam daug pastangų ir aš irgi noriu būti įvertinta, noriu, kad mano tas žinių atidavimas būtų įvertintas. Bet vėlgi, kaip leidžia jūsų galimybės, taip, tai jūs jau dėl to nekompleksuokite ten ir panašiai, bet prajauskite, būkite nuoširdžios pačios su savim ir su manimi. Daug mes ten tam kurse, ką nagrinėsim. Ar turit klausimų? Niekas nieko neklausia. Parašykit, ar turite klausimų. Mes nagrinėsim, kaip ten ta mamos įtaka veikia mūsų tos gyvenimo scenarijus, mūsų pagrindinės sritis giliau, ne? Kodėl mes ten kartojame tą mamos likimą, kaip ten ką daryti, ką spręsti. Tikrai, aš dabar jau, žinokit, net nevardinsiu, aprašyme viskas surašyta, ką mes tenai spręsim, ką mes darysim. Bet tikrai Rūta Sabienė klausia, ar reikės ruošti namų darbus? Taip reikės. Taip reikės. Jeigu norite rezultato, reikės. Supraskit, kad viskas, ką dedu į kursą, viskas yra svarbu. Ir viskas yra dėl jūsų, ne dėl manęs. Dedu tuos namų darbus, kuriuos dariau pati. Ir kurie man buvo labai svarbus, man buvo reikšmingi ir kurie pakeitė mano gyvenimą, ne? Kurie keičia mano likimą. Nesidalinu tuo, kas ten man atrodo nereikšminga, kur ten ir viskas, ką dėsiu ir ką darysiu, kokios bus užduotis, aš labai tikrai prašysiu jas atlikti. Nespėsite, negalėsite, nepergyvenkite. Šitas kursas, visi tie video įrašai galios tol, kol galios mano Facebooko profilis. Nesakau, kad kol galios pats Facebookas, ne, kol ten jis gyvuos. Nes aš taip nebegaliu sakyti, nes mano prieš 2 metus buvo pavogtas Facebooko profilis. Todėl aš sakau, kol galios mano Facebooko profilis. Bet mes vis vien šitos įrašus po to perkelinėsim į kitą platformą ir aš vis vien stengsiuos tos įrašus tikrai sutvarkyti ir išsaugoti, kad jie nepradingtų. Ir jūs galėsite prie visų tų užduočių ir prie tos informacijos visada prieiti. Namų darbai yra svarbu. Ir dabar jau yra įdėtas į grupę namų darbas, jau pradžia jau yra mamos ir dukters santykio diagnostika. Jūsų santykio su mama diagnostika. Ir ją reikia padaryti, ją reikia atlikti ir tam gali, žinokit, užtrukti laiko ir gali viso kurso metu daryti tą diagnostiką, nes galbūt bus kažkokių klausimų, kur jums reikės vos ne pas giminės paklausti ar dar kažką tai padaryti, bet jūs tai darysite dėl savęs, kartoju. Dėl savęs, ne dėl manęs. Man tikrai, žinokit, aš negaliu jūsų priversti, nei ten daryti, čia jau jums labai labai sąmoningai. Dar ką nors klauskite, nes jau viskas einam į pabaigą. Kalbėsime ir apie tą vidinį vaiką, ir apie tą fenomeną, ne, kas tas vidinis vaikas. Jūs pažinsite savo vidinį vaiką, kam iš vis, jeigu neteko susitikti, tą savo vaikiškos asmenybės dalies fenomeną susipažinsim. Ir man dar labai svarbi ir įdomi tema, pačiai labai įdomi tema, tai yra šešėlinė, paslėpta asmenybės pusė ir kokią įtaką daro santykiuose. Labai įdomi tema, tikrai labai vertinga tema. Ir, aišku, svarbiausia kurso turbūt tokia užduotis kurse, tai yra atlikti separaciją. Atlikti tą separaciją, atsiskyrimą nuo mamos, nes yra daug kas po šiai dienai neatsiskyrusių, bambagyslė nenukirpta. Ir atlikti separaciją nuo mamos ir nuo kitų giminės moterų. Nes ten daug kur būna. Rašote, paskutinę savaitę išvykstu į komandiruotę, negalėsiu prisijungti. Tai kaip ir sakiau, nieko tokio. Liks įrašai grupėje. Ir jeigu aš matysiu, kad reikalingas ten, pavyzdžiui, dar vienas susitikimas, aš tikrai padarysiu. Jeigu prisikaups labai kažkokių tai klausimų, arba aš matysiu, kad aš ten pati nebeįtalpu į rėmus, nes man kartais tiek norisi daug duoti, aš iš tų, kur noriu daug duoti, ir man viską tą reikia sukoncentruoti, ir aš kartais matau, kad nebetelpu į rėmus, tai tada dar pridedu paskaitą, kokią įrašau. Gerai, Ingrida, būtinai įkelsiu registracijos nuorodą į komentarą. Jeigu kartais kur nors tenai nerandat kažkokių tai nuorodų ar kažkas, tai visą laiką informacijos ieškokite mano tinklapį www
gintaredavainienė.lt. Tenai visada yra visa informacija apie naujausius įvykius, apie mokymus, apie kursus, apie mano organizuojamas patyriminės kelionės į Italiją. Bet irgi progai pasitaikius dabar pakviesiu, mielos moteris, organizuoju keliones į Italiją ir ne bet kokias, ne turistinės, bet tokias, kaip jos ir, aišku, jos ir pažintinės kartu, bet jos yra patyriminės. Mes lygiai taip pat pradirbinėjam kelionėse ir stipriai pradirbinėjam. Ir ten žaidžiam transformacinius žaidimus ir labai labai įdomiai laiką leidžiam. Kelionės gaunasi labai labai prasmingos, labai labai įdomios, tokios, nors visai kitokios, o tos būtent kelionės kitaip. Tai labai kviečiu ir į kelionės. Pasižiūrėkite mano tinklapyje, pačioj pradžioje yra ten nuoroda, visos paskelbtos jau kurios suplanuotos 25 metų kelionės. Ingrida, o kur jau įkeltas namų darbas? Namų darbas grupėje yra įkeltas tos, kas jau įsigijo kursą, yra visos prijungtos į specialią mokymosi grupę ir ten jau yra įkeltas pirmas, taip, net ne namų darbas, aš nevadinu, man nepatinka žodis namų darbas, pirma savarankiška užduotis raštu jau jinai yra paskelbta mokymų grupiai. Tas, kas jau prisijungsit, įsigysite kursą, susimokėsite širdies mokestį, mes prijungsime į specialią mokymų grupę. Ar dar turit kažkokių klausimų? Ar dar turit kažkokių klausimų? Aš dažnai mėgstu sakyti, kad jeigu mes, pavyzdžiui, terapijos metu su bet kokia užklausa žmogus ateina į terapiją, kažkokia bet kokia užklausa, vis vien visada prieiname iki tėvų, visada, be tėvų niekaip. Ir dar kurso privalumas, kad jūs visą tai galėsite pritaikyti ir savo tėčiui. Visą šitą informaciją, tą pačią diagnostiką jūs galėsit padaryti savo tėčiui ir viską, taip copy-paste galima padaryti savo tėčiui, lygiai taip pat pradirbti su savo tėčiu. Aišku, yra tenai niuansų, yra skirtumų, bet aš juos susakysiu, bet vis vien darbas yra labai labai panašus. Labai labai panašus. Viską galima padaryti ir su tėčiu. Gerai, kaip matau, jau klausimų daugiau nėra, tada visoms mane žiūrėjusioms linkiu gero likusio vakaro. Klausia, kur ieškoti jūsų, jeigu reikia individualios konsultacijos ar terapijos. Tai aš irgi parašysiu, bet šiaip tai mano tinklapyje gintaredavainienė.lt, Facebook'e. Pasižiūrėkite, matote, mano Facebook'o profilį, rašykite per Messengerį žinutės, rašykite elektroninį paštą, skambinkite telefonu, klauskite drąsiai, pasitarkite, nes būna daug kas turi vidinę problemą, nežino, kokią tą konsultaciją įsigyti, nes mano konsultacijų tinklapį tikrai daug jų visokiausių tenai yra. Nes aš dar kaip ir numerologė dirbu, aš ir numerologinės konsultacijas darau. Tai jeigu jūs nežinot ir nesuprantat, ką jums reikia pradirbinėti, jūs paskambinkit man, nebijokit skambinti. Dabar tokia mada, visi rašo tas žinutės. Per žinutės man pačiai, žinokit, visą laiką yra toks, aš kol ten surašai, aš kitą kartą laiko neturiu. Man yra daug lengviau ir paprašiau kitą kartą atsiliepti ar perskambinti, arba balso žinutę, pavyzdžiui, įrašyti ir paaiškinti, kas geriau, kaip geriau ir kas svarbiau, kas jums labiau būtų reikalinga, kas jūs greičiau privestų iki norimo rezultato. Aš esu iš tų žmonių, kad noriu žmogų privesti kuo greičiau prie rezultato, kad jis kuo greičiau būtų laimingesnis, kad jam ten nereikėtų metais pas mane vaikščioti, kaip sakoma, duris prie durų, ten, žodžiu, takelį praminti, kad būtų rezultatas. Tai jeigu norit rezultato, prašom į kursą, prašom į terapijas individualias, į konsultacijas, į keliones, net ir iš kelionių moteris grįžta patenkintos su rezultatais. Sakykit, per 5 dienas kelionės jau galima puikius rezultatus gauti. Taip kad pasižiūrėkit, pasiskaitykite visą informaciją, visą laiką skelbiu savo tinklapį gintaredavainienė.lt. Esu taip pat YouTube, yra mano kanalas, yra
Facebook'e, Instagram'e yra, visur galit rasti. Taigi, dėkui už dėmesį ir kągi, iki kitų susitikimų.